Manau, pasiruošiam? 3, 4. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi, laukiam, laukiam, mes svetelių laukiam. Kad atvakim tiek duotų ir išgerti duotų. Oi, laukiam, laukiam. Eiti! Vyrai, malonu! Visada malonu, kaip laukiat. Pavardė? Buziliauskas. Malonu, būsit parduotuvės vedėjas. Mes ne jūsų laukiam. Laukiam, Oi, laukiam, laukiam. Užteks, būsit vargonininkas. Visada malonu prisistatyti. Esu kandidatuojantis jūsų rinkiminėje apygardoj į kandidatas į deputatus. Deputatas į kandidatus. Suprantam. Ne tame esmė. Į jūsų sveikatą, mėlėjai. Ar klausimų turit? Turim. Prašom prisistatyti. Man, gerbėmėjai, prisistatyti nebėra kur. Neseniai pasistačiau naują daržinę ir priestatą prie namo. Nebent tapčiau jūsų deputatu, išrinktų į Seimą. Gaučiau naują sklypą, tada galėčiau dar pasistatyti šiokį tokį būstą. Taigi, netaip supratot, ar jūsų giminė plati? Gerbėmieji, apie ką kalbam? Giminė mano plati, netgi platesnė už Nemuną. Būdavo, kai susirenkam, kai susėdam už stalų, o šie lūžta. Nuo gerybių ir nuo visko. Tiesa, stalai tuo metu buvo nekokybiški. Mano rinkiminis šūkis ir būtų kiekvienam lietuviui patvirtą stalą. Sakykit, ponas deputatė. Taip, malonu. Ar teisybė, kad tarybiniais laikais buvot kolūkio pirmininkas? Jūs visiškai teisus. Aš sakykit, daug prikuldavot. Gerbiamasis, apie ką kalba? Paskutiniais metais juk aš buvau pačiam jėgų žydėjime. Prikūliau 2 kombainininkus ir 1 meržėlę įkliuvo. Kliuvo. O iš hektaro? Kaip sakot? Iš hektaro? A, kur jisai gyvena? Tokios pavardės mano kolūkyje kaip ir nesigirdėjo. Sakykit, ar teisybė, kad jūs deputatė tais laikais pragerėt skrandį ir 2 kolūkius? Tai visiška netiesa, tai visiška netiesa. Tai yra politinė provokacija ir istorinių faktų iškraipimas. Iš jų buvo, gerbėmieji, 1 tarybinis ūkis. Klausykite, o kur dabar dirbate? Kas? Jūs. Man nepaslaptis, kur aš dirbu, man nepaslaptis, ką aš dirbu. Ir nepaslaptis, kiek aš uždirbu. Bet ne tame esmė, gerbėmieji. Ne tame. Ne tame. Ne tame, tikrai ne tame. O kaip jūs žiūrite į lygias vyrų ir moterų teisės? Ba. Gerbėmieji, ir vyrai, ir moterys pirmiausia teisės turi išlaikyti. Po to prie jų reikia priklijuoti spalvotą nuotrauką, o po to jos turi būti būtinai laminuotos. Laminuotas. O kodėl anksčiau nelaminuodavo? Gerbėmieji, juokaujat, klausykit, buvo problemos su plastmase. Plastmasė buvo, atsimenu. O dar sakykit, vienas yra klausimas. Prašau. Kaip jūs žiūrite į Vytautą Landsbergį? Šaunuolis, ačiū už labai šaunų klausimą. Aš į Vytautą Landsbergį žiūriu per televiziją. Prašom. Ačiū. Už Vytautą Landsbergį. O klausykite, kaip atskirti vagį nuo deputato? Gerbėmieji, o kam ten ką skirsit? Mano programoje pasakyta, veikime kartu. Taip, gerai pasakot jūs. O ką mes veiksime, kai jūs išrinks? Vat kai išrinks, tada ir veiksime. O kol neišrinko, tol nėra ko čia pilsit iš tų 6 eurų. Įpilkit. Įpilk žmogui. Kad jūs jau apsinešėt. Ne tame esmė. Taigi, bet klausykite, o kodėl jūs važinėjat su golfu? Nu? Gerbiamasis, juk aš jūsų nedrįstu klausti, kodėl jūs vaikštot apsirengę su megztiniu. Neklausiu ir tu jau. Ne, taip supratot, kodėl jūsų mašina golfo? Mielieji, net tame kontas. Žinote kokia esmė? Tarp Seimo ir liaudės mūsų valstybė ir liko jungiamoji grandis tai golfas. Ai, dabar supratau. Maestro, ką grojam? Liaudiškas. Malonu, deputatai. Prašom. Jeigu nieko prieš. Prašom. Gal dar vieną deputatą? Gal dar? Popolikos, gerbėmėjai, popolikos. Kviečia valstiečiai.